Sveiki visi mielieji, kurie žiūrite šitą mūsų ypatingą įrašą, nes mes su Edita šiandien ypatingai džiaugsmingos. Tiesiog švenčiame ateinantį, artėjantį mūsų projekto, mūsų 22 dienų intensyvo pradžios tokį laiką. Ir šiandien labai norime pasidalinti plačiau su Edita, koks yra to mūsų projekto, koks yra pagrindinis tikslas kviestis jus, ką mes veiksime, kam jisai skirtas. Ir galbūt kažkam dar ne iki galo tai aišku ir norit išgirsti daugiau. Tai labas Edita ir iš karto tave kviečiu, pasidalink tai, ką mes su tavimi šiandien dar iki galo dar labiau išskleidėm, išsigryninom apie šitą gražų laiką, kuris mūsų laukia. Labas Giedre, labas visiems mūsų besiklausantiem. Tai mudvi su Giedre šiandien susijungę, išsigryninom intenciją, apie ką bus mūsų tas 22 dienų intensyvas. Nes kaip žinom, kad iš proto jau dabar nieko nebeišeina susikurti, suplanuoti. Mes to ir nenorim daryti, mes tiesiog leidžiam savo sąmonėm per mus lengvai, tyrai skleistis ir kurti čia šitoje erdvėje. Tai mes visiškai pasitikim, kad tai, kas reikalinga, bus išskleista, bet norėjom savo įvardinti tom sąmonėm, kurios laukia ir tiem žmonėm tuo pačiu, kurios laukia šito susijungimo, apie ką bus tai. Apie ką mes jaučiam, kokias energijas kviečiam bendradarbiauti į šį projektą. Tai apie įsigalinimą būti savimi, apie tikrumą būti savoj tiesoj. Mes buvom linkę labai ar nesusimažinti, prisitaikyti, įtikti. Va tokios tos energijos pas daugelį buvo. Iš tų senų įpročių ateidavo, iš tų visų senų energijų. Todėl mes dabar kviečiam visus į visišką laisvę. Į visišką laisvę kurti džiaugsme be jokių ribų. Tai siejasi ir su mūsų ta tyrinėjama tema apie gausą. Ir mudvi šiandien įsijotėm, kokios mums energijos dar. Tai pirminės tos energijos, pirmiausia, tyrumas ir tikrumas savyje, ar ne? Kai mes būnam savo tiesoj, kai mes nebebijom išskleisti bet be akiplėšiškumo, be jokio akiplėšimo, bet su ta tikrąja pozicija, ta vidinė. Galbūt kartais būna tų situacijų kasdienių, kur mums netgi nereikia ir nėra galimybės tiesos. Mes ne apie tai, apie buvimą toj tikroji pozicija, savo tikrume, buvimą savimi, be jokių pašalinių įtakų. Kai sakau, kad kai jau nebe aplinkybės, dekoracijos arba nebe kažkokios situacijos daro įtaką, bet kai mes darom įtaką visom situacijom besiklostančiam, ar ne, mes įtakojam tos įvykius, kurie mes prisitraukiam. Jungiam tą savo magnetizmą. O magnetizmas koks būna pas mus? Jeigu kokios vyraujančios energijos mūsų laukia, ar ne? Jeigu mes būsim kažkokioj puikybėj, išdidume arba kažkokiose tokiose energijose teisuoliškose, kurios visiškai mūsų pajautimu nedera su gausa, tuomet ir prisitrauksim tokias situacijas, ateis kažkokie būdai netyri, nesąžiningi. Kartais klausim, kodėl aplink mus pradeda klostytis vienoks ar kitoks įvykis. Tai reikia susižiūrėti savo mintis. Kas ten mintise. Edita, truputį trukinėja ryšys. Dabar Editos negirdžiu. Aha. Taip, turėtų neužilgo viskas atsigauti.
Edita, tavo ryšys trukinėja. Šiek Mane tiek. visiškai išmetė, bet visai sugrąžino. Įdomu, kurioje vietoje Mhm. nutrūkau, bet sugrįžom, tai turbūt tęsiam toliau. Tęsiam. Tai žinai ką, man tai priminė, tai apie tai, kaip mes kalbėjom apie tą užburtą ratą. Kad žmonėms dažnai super sunku vieniems patiems pamatyti, išeiti iš to užburto rato, kur kažkas kartojasi, kur jie jau nebenori būti, ir jau šį pavasarį, va dabar, jiem įgryso va taip, ir jie jaučia tą naujumą, nori to savęs naujo, kitokio, to tikro, bet per sunku tarytum pačiam, ane? Tarytum nesigauna, čia aišku, čia neaišku. Ir vat tokiem žmonėm mūsų rate, mūsų projekte atėjus, tai ką mes ir duosim, atsiras iš karto ir to aiškumo, kaip išeiti, kas su juo Giedrė, darosi. Giedrė, tu buvai Aha, nutrūkus vėl, kas čia tikrai. vyksta? Kažkas, kažkas, Aha, kažkas mums šiandien stiprios sutrūdžiai. energijos. Taip, Tai taip, va, tai tai aš, žinok, Edita, toliau kalbėjau apie tai, kad tokiems žmonėms mūsų projekte, mūsų rate prisijungus, jiems pasidarys ir aiškiau, ir atsiras tų jėgų, kaip išeiti ir sprendimo būdų, visai galbūt netikėtų, kaip išeiti iš to užburto rato, kaip, kaip dabar elgtis, kaip pradėti eiti naujai, būnant su tuo tikruoju savimi. taip, Giedrė, iš tikro, kai būnam po vieną, netgi man atrodo, ir tau, ir man būna tokių momentų, kai jeigu kažkokia tai situacija ir tarsi liekėsi vienas su savimi, žinoma, čia viskas su to gerai, nes mes jau esam įsigalinę tikros savo tiesoje išgyventi visas situacijas, bet vis dėlto, kai mes bendraujam, mes susijungiam, mes pasižiūrim iš šono kartais, nes iš savo patirties galiu pasakyti, kai krisdavau į tokias sunkesnės emocijas, į tokias sunkesnės būsenas, tarsi tas matymo laukas labiau susispaudžia, jis labai susiaurėja ir tada atrodo, arba išeities nėra, visiškai nebematom tų variantų, jokių kitų yra arba juoda, arba balta, toks visiškai pasidaro tunelis, kur nebeina pamatyti. Ir labai yra palanku tuomet turėti žvilgsnį iš šalies, palaikymą, paremimą ir kitas žmogus tuo tyru savo žvilgsniu, tai žiūrėk čia vat šitaip gali būti, va šitaip, o kaip tu žiūri į tai. Ir tarsi nušvinta ta erdvė ir vėl tie variantai įsiskleidžia. Nes tų situacijų tikrai, kurios užspaudžia, ypatingai dabartiniu metu kyla tikrai nemažai. Bendraujam su žmonėm ir žinom, kad situacijos visokios labai ryškiai jos tarnauja mums, žinoma, kad taip, todėl, kad jos iškelia mūsų tuos užspaustus dalykus, kur mes dar buvom užsispaudę, susimažinę ar kažkaip kitaip Taip, ir pas save. mus pačias viskas labai stipriai vyksta. Aš ir Taip, pati pereinu daug tų tokių procesų, galima taip sakyti, daug ir nemalonių būna, ir ten, kur turiu priimti kažkokius sprendimus tvirtus, būti toj pozicijoje, kai aš pati šeimininkė, pati renkuosi ir kiekvienas tai turime daryti savo gyvenime. Tai vat, Edita, aš ir galvoju, kad atėjęs žmogus pas mus tarytum, jisai išsispraus iš to suspaudimo, ne, pasijaus to savimi didesniu ir jau jam bus lengviau, kaip toliau vat, tam žemiškam gyvenime, kasdienybėje, jau pajausti, čia suspaudė, čia jau aš vėl išsilaisvinęs ir kaip vis daugiau turėti savęs to didelio, to galingo, laisvo ir toje savo tiesoje. taip, ir mes kviečiam, kaip ir sakiau, nusirengti visus tos savo senuosius sluoksnius, kad su visišku Įvaizdžius. taip įvaizdžius, visas tas kaukės ir kad su visišku pasitikėjimu nerti į tą savo gylį, nes tai reikia
reikalinga tik mum patiem, ar ne, pasižiūrėti. Mhm. Kaip aš sakiau Giedrei, kad tiek per gyvenimą buvo visokio įvairaus skausmo ir tarsi po to jau dabar nebesinori žiūrėti į tas vietas, kur ten tarsi skaudės, bet niekaip kitaip mes neišsigryninsim savęs, neteisim į save tą tikrąjį, jeigu bijosim pasižiūrėti, nes jeigu ten kažkur skauda, kad ir mes užklosim, ten užklijuosim tais pleistriukais, ar ne, vis tiek ten liks ta žaizdelė kažkur giliai paslėpta ir Mhm. jinai gali ten ir užpuliuoti ir ištrūkti paskui labai stipriai. Tai geriau pasižiūrėti, kai tik tai dar pradžia, kažkokia ten skauduliukas kažkoks yra. Bet žinoma, mes tų žaizdų turėjom ir tokių labai skausmingų iš praeities. Tai nebijokim pasižiūrėti atvirai, nesitapatinant su tuo, kad va ten aš toks, kažkoks Mhm. ten, jokiais būdais. Tiesiog į save žiūrim kaip į tą bręstantį, augantį žmogų ir žiūrim iš tos sąmonės pozicijos, iš tos Taip. galingesnės, platesnės sąmonės pozicijos, kad kaip mes galim dabar vat, ateiti į tą tikrumą, nusimesti tuos senus sluoksnius. Tiesiog į tas žaizdas netgi ir nebereikėtų fokusuotis, kad mes ten sužeisti gyjam. Ne, mums Mhm. reikia fokusuotis į tą jėgą savyje, į tą potencialą, kuris Taip. pats savaime tai ateina kaip šalutinis produktas, tas mūsų gyjimas ir ta visa gausa, kai mes viską darom su džiaugsmu, su pasitenkinimu, su pasimėgavimu, ką bedarytum, atmetę visus lūkesčius, visus senus įsivaizdavimus, kaip turėtų būti. Ir tuomet viskas kažkaip pradeda vykti tokiam lengvume, tai mes neturim jokių pretenzijų, neturim kažkokio įsivaizdavimo. Mes leidžiam tai savo sąmoniai per mus skleistis, daryti tą sklaidą ir kurti taip, kaip jinai tuo momentu nori. Mums tai reikia tik tai sutelkti dėmesį į save, kaip aš jaučiuosi. Jeigu ten kažkur yra kažkokiu dar skausmingų vietelių, atvirai pasižiūrėti jas, kas ten Mhm. slepiasi po tuo. Galbūt, vat, pavyzdžiui, man tai dažnai iškildavo per tokį erzuliuką, nepasitenkinimą, kažkokį susierzinimą. Ir tarsi, nu, tai čia praeis. Tai reikėtų atidumo pasižiūrėti, tai kas Mhm. visuomet pasižiūrėti save. Ne tai, kad kitas žmogus mane erzina, ar ne? Jis tik sutrigerina mane, jis tik tai iškelia manyje kažką, kas ten slepiasi. Tai va, tai Tai, mes apie Edita, tai. dar pridursiu apie tą, kaip mes, kokia pozicija ir mūsų, vat, į tą praeitį savo tas žaizdas, tuos skausmus, tai tik su pagarba ir dėkingumu tam mūsų nueitam keliu. Ir jisai mus atvedė iki čia, kur mes dabar jau esame tokie, kokie esame. Ir į viską su priėmimu, su pagarba ir dėkingumu. Ir tiek į save, tiek į žmonės savo aplinkoj. Jeigu vat, yra tokių, kurie mus trigerina, ne, niekaip jiem negalim išaiškinti, kaip čia jiem gyventi ir taip toliau, tai nereikia. Tiesiog su dėkingumu ir pagarba jų pasirinktam tam variantui, nes jiems tai jų yra kelias kitas, taip? Kiekvienas į save sutelkim dėmesį, o aplink save žmonės eina taip, kaip jiems geriausia. Taip, taip, tai va čia ir pasireiškia tas, vat, kai buvo ypatingai mano sąmoningumo kelio, to pradžioj Mhm. buvo tas toks gelbėti kitus. Aš jau dabar viską žinau, man jau čia atsivėrė tiesa ir aš jau eisiu ir pasakysiu. Tai tas mūsų ta puikybė, tas teisuoliškumas, kad mes žinom geriausiai, ar ne, tai čia tikrai ne apie tyrumą, ne apie tikrumą. Kai mes suprantam ir pradedam žiūrėti kaip į kitą žmogų, kaip į sąmonę, kurie atėjo vat, iš tą formą, save kažkaip patirti, save išreikšti, savaip kurti. Tai vat kaip Giedrė, tu sakai, su pagarba žiūrėti tą jo patyrimą, kad tik jos sąmonė žino, kaip geriausiai jam skleistis, kaip geriausia jam čia kurti, jeigu yra kažkokių sunkių patirčių, kai mes žiūrim su pagarba ir jame matom tą kūrėjo kibirkštį, tą visą didžiulę sąmonę, kurios dalimi mes kiekvienas esam. Tuomet tiesiog iš vidaus gimsta ta pagarba ir nebenori nei tu gelbėti, Mhm. žinoma, nekalbu apie tuos atvejus, kai žmogus pats paprašo, ateina pas mus ar ne, ir žinoma, tuomet atsiveriam ir su visu sąmoningumu iš savo jau tos varpinės, kaip mes matom,
galim žmogui ir patarti, ir pagelbėti, ir paremti. Čia ne apie tai, kad kažkaip atsinam. Bet kai būna tas toks teisuoliškas globėjiškumas, tada mes nuvertinam kito žmogaus tą jėgą, ar ne, juk ta jėga, ta sąmonė kiekviename mūsų. Bet jeigu mes puolam gelbėti, padėti ir ten tokie pasaulio gelbėtojai ir geriau žinantis, kaip visiems viskas turi būti, tai neteisinga pozicija. Teisinga pozicija mūsų pajautimu tai yra tas priėmimas. Priėmimas ir pagarba kiekvienai tai sąmoniai čia reikštis šitoj fiziniai plotmėj, nes tikrai už kitą negalim žinoti geriau, kaip jis turėtų būti čia. Mes galim jausti tik save ir tai dar ne visuomet mes labai tiksliai ir tyrai išjaučiam save, nes žinom, kad tos energijos, kurios su mumis, tie energiniai srautai, kurie su mumis veikia daugelį amžių, mes turėjom daug įsikūnijimo, ar ne, ir jie mums kūrė tas realybės, kurias mes norėjom patirti, o patyrė mes visokiausių realybių, ar ne, ir tie energiniai srautai, jie mūsų erdvėje irgi buvo iki šiol. Kai mes ateinam į tą sąmoningumo tašką, kai suvokiam, kad mes galim rinkti, su kokiam energijom mes jau patiriam save, tuomet mes galim jų jau atsisakyti. Bet lygiai taip pat su pagarba, be jokio menkinimo jokiai energijai, kokia jinai bebūtų, ar ne? Arba dar vienas variantas, kai mes galim leisti tai energijai evoliucionuoti per mus. Ar ne, kaip aš sakiau, kad mano ta puikybė, mano tas teisuoliškumas, tegul jis evoliucionuoja ten į tą tyrumą, į pagarbą, į dėkingumą, į kažkokias tas teigiamas energijas, kur irgi kiekviena energija jinai evoliucionuoja. Viskas yra energijos. Kai mes tai suvokiam, tai nebelieka ir to teisimo, nebelieka ir to vertinimo, nes tas tyrumas tikrai nebesisėja su šitom energijom. Tai mūdvi su Giedre irgi gryniname savąją tą tiesą. Ir va šitą mūsų tas projektas, ta erdvė, kurią mes jūs kviečiam, irgi gimė iš to noro kartu augti, kartu atverinėti tą tiesą savyje su visišku tikrumu, tyrumu, grynumu, kai tarsi tampi nuogas ir leidi save pamatyti iki pat to giliausio gylio, koks ten atsiveria, ar ne, kur tas tikrasis, kur ta mūsų esmė, be jokių tų apsiribojimų, rėmelių ir visų kitų dalykų, su kuo mes ėjom tikrai ilgą laiką. Oi, kaip gera klausytis. Aš jau taip laukiu, Edita, mūsų susitikimų, mūsų visų ir galvoju, gal dar reikia šiek tiek pasakyti va tuos ir tokių dalykų, nu vat, kiek tai truks, ane, kiek tie susitikimai apie tą dalyvavimą, nes galbūt ir skaitė kažkas, nespėjo paskaityti, tai mes galim dar priminti gerai tuos dalykus. Ir aš dar vieną dalyką pajutau, kad jeigu einate į šitą 22 dienų intensyvą dėl savęs, su tuo pajautimu, su tuo noru, pabandykit pajausti, galbūt yra šalia jūsų žmogus, kuriam taip pat tai patiktų, kuriam tai būtų tikslinga, įdomu ir pakvieskit, ar tai būtų brolis, ar tai būtų draugas, draugė, ar tai netgi gali būti ir mama, ar kitas artimas žmogus. Tai kažkaip vat, man toks kilo noras pakviesti per jūs, kada tiesiog pasidalintumėm tą galimybę, tą erdvę, kuri ne tik mus pačius tarytum atves į tą save kitokį, bet ir kitiems gali parodyti tą kelią. Taip, tai dabar galim priminti tos techninius dalykus, ar ne, kad mes jungsimės 23 dienas, nes gegužės 1 dieną mes kviečiam bandymui prisijungti prie mūsų nemokamai, jūsų visiškai niekuo neįpareigoja šitas prisijungimas, tiesiog pajausti, pasibūti toje erdvėje kartu, pajausti mūsų energiją ir pajausti tai, ką galėtumėt gauti šitoje erdvėje, ką mes galėtumėm jums duoti per mus, tos energijos, ką galėtumėm. Tai labai kviečiam gegužės 1 dieną į tą bandomąjį Zoom susijungimą, kur mes atveriam plačiai savo širdies erdves ir kviečiam į tą mūsų lengvumo ir džiaugsmo erdvę.
Ir po to 22 dienos bus kiekvieną rytą, 10 ryto, pagal susirinkusių žmonių skaičių ir energijas, matysim, mes leidžiam savo visiškai lengvai, taip kaip jausim temas, taip tokios, kokios temos atsivers pagal susijungusius žmonės, kas bus aktualu jiems, kas kils erdvėje, ką matysim aplinkoje. Pagal tai mes gryninsim tas situacijas ir žiūrėsim, į ką tai veda, kokias energijas tai sukelia, kokie dalykai vyksta. Tiesiog visiškai lengvai atsiduosim su lengvumu, nuoširdumu ir atvirumu visam tam vyksmui. Tai va, tai vyks kažkur, matysim, iki 2 valandų jau maksimum, bet nuo valandos iki pusantros mes taip orientuojamės. Ir turėsim WhatsApp erdvę, kur galėsim dalinti savo pajautimais, suvokimais ir viskuom, kas bekiltų. Taip. Ar kažkokie skausmingesni dalykai gali būti, taip, nes tikrai būna, kad pradžioj griūna, viskas griūna, tam energetiniam lauke prasideda griūtis, tai nieko čia tokio, tikrai tai labai natūralus ir normalus procesas, nieko su to nereikia daryti, bet kai esame tokiam grupiniam susijungime, tuomet galim dalintis ir lengviau daug praeiti aiškume, daugiau aiškumo atsiveria, nes įžvalgų daugiau nes kaip ir minėjau, kad kai mes susispaudžiam ir krentam į procesą, tuomet yra nelengva pamatyti, ką tai sako mums, kokia tai pamoka, ką tai nori mums visi iškelti. Tai labai, kai mes susijungiam, labai daug lengviau yra pasižiūrėti visą tai. Tai va tie techniniai dalykai, turbūt tai. Dabar dar dėl kainos turbūt irgi. Ir įrašai. Gal pasakysim, kas negali dalyvauti, įrašinėsim. Taip, įrašysim įrašą ir tikrai tai ir tie visi, sakykime, vis tiek mes bendroje erdvėje, kai būnam, tas laukas tampa bendras. Ir vieno iškelta tema, visuomet iš patirties tai yra aktuali daugeliui. Tai gali iškelti perklausant ir įsiliejant į tas energijas, tikrai tai duos naudą ir tą augimą. Tai kaina yra 223 susitikimų, galima mokėti dalimis, galima mokėti kaskart po 10 eurų, jeigu jums tai patogiau. Tiesiog per visą šitą laikotarpį norėtum sulaukti to atsiskaitimo už šitą visą intensyvą ir turbūt tiek tos techninės dalies, o visa kita tai visiškai atvirai mes jūs sulaukiam su visiška pagarba, kokiam jūs sąmoningumo taške bebūtumėt, ar tai būtų visiška pradžia, ar jau tikrai atvėrė save tam sąmonėjimo kelyje. Visiškai nesvarbu. Jeigu pajausit širdimi, vidiniu tuo balsu, prašau rašykit mums asmeniškai ir mes suteiksim, atsakysim visus klausimus, suteiksim detalesnę informaciją. Tai būkit drąsūs, atviri ir tiesiog išbandykite, nenumokit ranką, nes mes kaip tik ir taip lankščiai ir sukūrėm šitą projektą, kad būtų galima išsibandyti, pajausti. Žinoma, taip, todėl, kad pirmas susitikimas visiškai nemokamai, o paskui, jeigu pajausit, galit bandyti, nenorit ar nejaučiat, kad visame norit, nors mes tikrai rekomenduojam praeiti visą intensyvą, tuomet iš tikrųjų įvyks tas pokytis, nes, kur mes tik įmerkiam kojytę, tai ten nelabai kažkas gali įvykti, gali tik sujudinti, kaip tik gali sujudinti lauką ir gali pradėti vykti procesai, jūs pasitrauksit ir gali būti sudėtinga, bet gali tikrai bandyti vieną kitą. Nereikia, mes taip ir priėmėm tą sprendimą, kad nebūtina mokėti iš karto, jeigu nejaučiat, o norit pasižiūrėti, kur tai jūs nuves. Tai visiškai mes lankščiai žiūrim, paprastai, lengvai, kiekvienam sudarom sąlygas, tai tiesiog kviečiam pabandyti, pasižiūrėti ir atsiverti tam. Juk niekas kitas už mus negali priimti sprendimo, ar ne? Nes jeigu laukiam, kol susiklostys aplinkybės, kol ateis kažkas, atsiras pinigų, ar kažkokios, dabar negaliu. Protas visuomet ras variantų, kaip pasiteisinti ir pabėgti. Nes ten, kur einam į kažkokį tai augimą, ten vis tiek veriasi tas gylis ir ten veriasi visokie procesai. Tai protas nori, momentais būna, kad pabėgti ir nenori tai nerti. Tai ir viskas su tuo gerai. Ir viskas su tuo gerai, bet jūs neleiskite savęs uždaryti į tą rėmelį ar atidėlioti, kad dabar tai nepalanku, kažkada bus palanku, aš tai darysiu. Ne. Sprendimas, jeigu norim augti, darom čia ir dabar. Atidėlioti jau nebereikia. Tiesiog, bet žinoma, jokio spaudimo. Jeigu
tiesiog pajausit, kad ne, tai ne. Tai mes su lengvumu atsiveriam tam ir kviečiam jūs į visą tai. Taip, taip, labai labai laukiu, Edita, jau įsivaizduoju, kaip mes jungsimės, kaip mes smagiai leisim laiką. Taip, ir aš jaučiu tą džiaugsmą ir tą visą išsiplėtimą, tą visą augimą ir tikrai labai Mhm. nuoširdžiai kviečiam. Tai gal šiandien jau su tuo ir Taip, baigsim tą savo įrašą, kad jis nebūtų labai ilgas, kad galėtumėt žinoma. paklausyti. Ir dėkojam visiems, kad esat čia, kad jungiatės ir mūsų klausot. Iki kitų susitikimų. Gražios jums dienos. Iki.